Metu prognozių į ją pasidalys Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresnioji sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas, Ineta. Labas rytas. Mielai, Ineta, gegužė persirito į antrąją pusę. Na, koks tas paskutinysis pavasario mėnuo, bent jau kol kas? Na taip, gegužė įpusėjo, jau liko netiek ir daug to kalendorinio pavasario ir keliausim į kalendorinę vasarą, bet iš tikrųjų ši gegužė dabar jau nelabai mūsų džiugina tokiais pavasariškais maloniais orais ir atvėso orai. Na, gegužės pačioje pradžioje turėjome labai vasarišką tokią šilumą, kada temperatūra dar pakilo pirmomis dienomis į virš 25 laipsnių šilumos. Ir tada prasidėjo tas orų atvėsimas, kuris tęsiasi iki pat dabar ir jau tikrai ne visur sušyla iki 20 ar virš 20 laipsnių. Na ir pagal vidutinę oro temperatūrą, tai dauguma jau prabėgusių gegužės dienų buvo žemesnės negu kad turėtų būti. Žemesnė temperatūra buvo ir, vadinkime, kad tai buvo šiek tiek vėsiau nuo standartinės klimato normos. Kalbant apie kritulius ir apie iškritusių kritulių kiekį, tai tikrai lietaus reikėjo ir jo sulaukėme gana nemažai, tai kadangi artėja vasara ir jau tikrai prasideda tokių vasariškų liūčių sezonas, tai tikrai pastarąją savaitę taip pat sulaukėme ir trumpų liūčių, vietomis ir smarkių, ir su perkūnija. Tai toks buvo ir šios savaitės pirmadienis, ir šios savaitės pradžia, kada rytiniuose bei pietiniuose šalies rajonuose ir per parą vietomis prilijo kiek daugiau negu 40% mėnesio kritulių normos. Na tai gegužė tikrai permaininga, na ir dabar artimiausios dienos, šios savaitės pabaiga, žada kiek malonesnės orų permainas ir turėtų sugrįžti jau malonesnė šiluma ir lietaus kiekiai taip pat turėtų būti mažesni, nors tiesa vis dar palynos, bet tikrai nebe taip gausiai, kaip kad turėjome praėjusiomis dienomis. Tai visų pirma norėčiau apžvelgti vakar dienos Europos situaciją, kaip atrodo šiuo metu orai visoje Europoje ir mūsų regione. Tai vakar čia toks nutįsęs šiltasis atmosferos frontas iki pat Suomijos ir jo debesis niekaip nesisklaidė rytiniuose šalies rajonuose, tai tokie labai buvo dideli kontrastai tarp rytų ir vakarų Lietuvos. Čia buvo daug debesų, kai kur palynojo ir temperatūra dėja, bet nekilo aukščiau 12-14 laipsnių šilumos ir dienos metu. Tuo tarpu vakariniuose rajonuose, pietvakariniuose rajonuose pragiedrėjus atsirado daugiau saulės danguje, tai temperatūra sušilo ir virš 20 laipsnių šilumos. Tai tie temperatūriniai kontrastai vakar buvo labai ryškus ir jeigu žiūrėsime dar į vakarus, toliau į Europą, čia taip pat keliauja ciklonas, nemažai debesų ir to šilumos taip pat nėra labai daug, bet visa šiluma šiuo metu yra į rytus nuo Lietuvos. Čia yra aukšto slėgio sistema ir čia yra anomaliai įsiveržęs tikrai karštis, galima sakyti, nes ir vakar, ir šiandien čia temperatūra kils ir iki 30 laipsnių karščio, tai tikrai anomaliai per šilta kaip šiam regionui. Keliaujame šiandien, tai šiandieną tas pats banguotasis atmosferos frontas ir toliau vingiuos per mūsų šalį. Tai jo debesis daugiau dangstys rytinius šalies rajonus, tai šiandien diena vėl nepastoviai debesuota, na ir daugelį šalies vietovių sulauksime trumpo lietaus, kiekiai, kaip matom, daugiausiai vėl bus jo rytiniuose šalies rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, na ir temperatūra šiandieną tarp 18-23 laipsnių šilumos, vėl šilčiausia bus pietvakarinėse, vakariniuose rajonuose, na ir vietomis ties pajūriu ir ties vakariniu šalies pakraščiu ir taip pat ties rytiniais rajonais, kur nemažai debesų, čia tešils iki 14-16 laipsnių šilumos. Artimiausia penktadienio naktis jau lietus atsitraukia tolyn, iš šiaurės rytus, na ir iš pietvakarių ima stiprėti aukšto slėgio sistema, tai danguje turėtų atsirasti pragiedrulių, žymesnio lietaus jau neturėtų būti, taip pat vakarinių krypčių vėjas nurims iki silpno ir temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Tai žinoma nepaminėjau, bet šiomis dienomis šalnos jau pasitraukė ir artimiausią savaitę taip pat šalnų tikimybė bus visiškai maža. Rytojaus dieną tas pats anticiklonas stiprėja virš mūsų, bet taip pat šiauriau keliauja ir ciklono debesis, tai kurie užkabins šiek tiek mūsų šiaurės rytinius, kai kur gal rytinius rajonus, tai čia debesų vėl bus daugiau, vėl vakariniuose rajonuose visi pragiedruliai turėtų atsirasti ir saulė, tai kai kur gali silpnai, negausiai palynoti daugiau rytų Lietuvoje. Vėjas išsilaiko vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, na ir temperatūra labai panaši. Tai 16-21 laipsnių šilumos, ties pajūrį šiek tiek vėsiau, ten apie 11-15 laipsnių. Toliau šeštadienio naktis, tai vėl stiprėja aukšto slėgio sistema iš pietvakarių, tai irgi lietaus
lietaus mažiau, dangus turėtų pragiedrėti, vėjas taip pat vakarinių krypčių nurimti ir temperatūra pragiedrėjus iki 6-11 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną galėsime pasidžiaugti tokiais pavasariškai malonesniais orais, tik tais pats šiaurės rytinis šalies pakraštys bus lemiamas tokio nedidelio ciklono, kuris yra šiauriau, tai čia vėl daugiau tų debesų, kai kur gali ir silpnai palynoti, bet visur kitur diena tikrai nebloga, atsiras pragiedrulių, pasirodys saulė, vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo ir toliau, ir temperatūra įdienojus vėl šils iki 18-23 laipsnių šilumos ir kaip visada yra vėsiau tik pačiame pajūryje, vakariniam šalies pakraštyje, čia vėl tik tais 11-15 laipsnių šilumos. Toliau sekmadienio naktį vėl priartėja naujas ciklonas iš šiaurės, tai daugiau to lietaus mums atneš į šiaurinius rajonus, čia kai kur silpnai palynos, visur kitur naktis sausesnė ir temperatūra nakties metu vėl tarp 8-13 laipsnių šilumos, tai gana tokia šilta naktis. Sekmadienio dieną šis ciklonas keliauja tolyn į šiaurę, tai visas pagrindinis lietaus masyvas tikrai yra ryčiau nuo Lietuvos, bet šiek tiek to lietaus pietrytiniuose šalies rajonuose galim tikėtis, tai čia truputį palynos, visur kitur diena, kaip matom, visiškai yra sausa. Na ir temperatūra sekmadienio dieną jau turėtų šilti ir iki 19-24 laipsnių šilumos, tai dar vienu kitu laipsniu šilčiau ir kaip visą laiką vėsesnė diena bus tik ties pajūriu. Pirmadienio naktį vėl stiprėja aukšto slėgio sistema iš pietvakarių, tai vėl sausesnė naktis, vėl visi krituliai pasitraukia, vakarinių krypčių vėjas išsilaiko vidutinio stiprumo ir temperatūra tarp 7-12 laipsnių šilumos. Na ir pirmadienio dieną labai panašus orai, tai vėlgi tokia graži, saulėta diena, lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė, tiesa tik vakarinių krypčių vėjas sustiprės, na ir temperatūra vėl kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Ir antradienį prasideda orų permainos, kadangi sugrįžta lietus. Tai jau tiek naktį, tiek dieną daugelį šalies vietovių turėtų palyti, taip pat ir vakarinių krypčių vėjas sustiprės, kai kur bus gūsingas, na ir šilumos vėl deja, bet mažiau, tai naktį tarp 6-11, dieną apie 14-19 laipsnių šilumos, tai jau iki 20 vėl nebesušils. Na ir kitos savaitės viduryje, deja, bet tos nemalonios orų permainos tęsiasi, kadangi ciklonas iš rytų atkeliauja, pasiekia mus, tai daugelį šalies vietovių vėl tęsiasi trumpi lietus ir vėl temperatūra tikrai atvėsta, nes kitos savaitės viduryje, trečiadienį turėtumėte šilti vos iki 11-16 laipsnių šilumos. Tai panašu, kad turėtume pasimėgauti šiuo savaitgaliu, dar šiek tiek ir kitos savaitės pradžia, o kitos savaitės viduryje, kaip matom, vėl orai šiek tiek subjurs.